Sveiki visi, jūs žiūrit apžvalgų kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas, nauja apžvalga. Čia viduje yra 100 Ah ličio geležies fosfato akumuliatorius. Šis akumuliatorius atvyko iš AliExpress internetinės parduotuvės, iš Kepworth pardavėjo. Iš to pardavėjo jau buvo pirktas keletą akumuliatorių, viskas buvo sėkmingai, talpos atitiko ir laiku viskas atvyko. Taigi buvo ne per seniausiai neblogas pasiūlymas, tuo pasiūlymu susigundžiau ir norėjau išmėginti Kepworth 100 Ah akumuliatorių, pasižiūrėti kokia jo reali talpa. Išpakuojam ir pasižiūrim. Kaip matom, įpakuotai tokį popierių. Ir štai ką mes matom atidarius įpakavimą, tai akumuliatorius, įkroviklis, instrukcija. Akumuliatorius, matom, buvo įpakuotas iš štai tokius paminkštinimus. Ir tarp vieno iš paminkštytojų šone yra įkroviklis. Jis yra 7 amperų. Taip rašo, kad tai yra ličio geležies fosfatas. Daugiau negu 2000 ciklų veikimas. Maksimali atidavimo srovė 100 amperų. Dabar noriu dar papasakoti prieš darant detalesnę apžvalgą, prieš darant testą, kaip buvo įsigytas šis akumuliatorius. Tai, kaip minėjau, buvo labai geras pasiūlymas, susigundžiau ir iš Kepworth parduotuvės užsisakiau Kepworth akumuliatorių 100 Ah. Tačiau pardavėjas jau kai apmokėjau parašė, kad atsiprašom, Lenkijos sandėlyje nebeturim to Kepworth akumuliatoriaus. Galim išsiųsti kitą tokį pat akumuliatorių, kuris pagal išmerą, pagal tuos visas išmatavimus 1:1 turi USB. Su tuo jo pasiūlymu sutikau, nes tai jau, kaip minėjau, buvo laiko patikrintas pardavėjas. Keletą akumuliatorių iš jo yra tekę testuoti. Tai viskas talpos atitiko, tai manau, pabandysiu sutikti su tuo pasiūlymu, kad vietoj Kepworth akumuliatoriaus atsiųstų Flyrubber akumuliatorių, nes užsakant buvo pasirinkęs, kad būtų USB. Tai šis akumuliatorius USB turi, viskas tvarkoja. Ir pasiūlė 3 variantus. Arba atšaukti užsakymą, kas reiškia, kad grąžins pinigus. Pasiūlė štai tokį akumuliatorių, analogišką. Ir trečią variantą pasiūlė laukti 3 mėnesius, ar ten mėnesį, kol atvyks tas jau Kepworth akumuliatorius, kurį norėjau užsakyti. Na, aš pasirinkau, kad atsiųstų kito modelio 100 Ah akumuliatorių. Tai vietoj Kepworth išsiuntė Flyrubber. AliExpress'e būna tokių variantų ir ne visada taip galima sutikti. Reikia žinoti pardavėją, ar jis patikimas, tik tada galima su tokiais pasiūlymais sutikti. Na, pasižiūrėsim, padarysim testuką su realia talpa, pažiūrėsim, kiek jis turi tų ampervalandžių. Instrukcija, storiausia knygutė su visais paaiškinimais, spalvoti paveiksliukai, visa kita. Taip, dabar pasižiūrėkim įkroviklį iš arčiau. Įkroviklis toks lengvutis ir, kaip sakiau, yra 7. Štai parašyta. Taip, toliau kas įdomu, akumuliatoriaus svoris. Dabar mes jį patikrinsim. Taip, akumuliatorius matom 9,1 kg. Čia matot vaizdą atvirkščiai. Štai 9,1 kg svoris. Kaip 100 Ah akumuliatoriui, 9,1 kg nėra išties daug, būna kiti ten 10 kg sveria, plus minus, na, šis 9,1. Taip, šone turi USB, galima bus naudoti kaip powerbanką. USB yra 5 V 2,1 ampero ir vienas ir kitas lizdas, greito įkrovimo neturi. Toliau dar patikrinkim, su kokia įtampa atvyko akumuliatorius.
Taip, akumuliatorius atvyko su 13,2 volto. Ir dabar pereisim prie įdomiosios dalies. Patikrinsim šio akumuliatoriaus realią talpą. Tam panaudosiu EBD A20H elektroninę apkrovą. Jin pajungta per tokį mini upsą, kad jeigu testo metu dingtų elektra, toliau veiktų elektroninė apkrova ir procesas testavimo nenutrūktų. Na, pats upsas jau pajungtas per maitinimo šaltinį iš elektros tinklo. Bus naudojami štai tokie silikoniniai laidai. Vienas galas 6 AVG, kitas galas plonesnis 10 AVG. Apkrausim kažkur apie 14 amperų srovė, gal kiek daugiau. Tokių laidų storumo pilnai turi pakakti. Patys laidai turi saugiklį. Saugiklis štai čia. Čia yra elektroninės apkrovos įtampai matuoti laidai. Ši elektroninė apkrova bus pajungta prie kompiuterio, prie programinės įrangos. Taigi dabar belieka pasikrauti šį akumuliatorių ir neužilgo pradėsim testą. Na ką, pakroviau pilnai akumuliatorių. Praėjo kažkur para laiko. Kaip jis pakrautas, galim pasižiūrėti, kokia įtampa dabar rodo ant akumuliatoriaus gnybtų. Ir matom 13,5 volto. Įtampa šiek tiek nukrito. Na, dabar pajungsim elektroninę apkrovą ir žiūrėsim, kokią parodys realią talpą. Na ką, prijungiau elektroninę apkrovą prie programinės įrangos, prie kompiuterio. Nustačiau, kad būtų apkrauta 14 amperų srovė akumuliatorius. Spaudžiam start ir žiūrim testo rezultatus. Na ką, testas baigėsi ir, kaip matom, rezultatas labai džiuginantis. Akumuliatoriaus talpa parodė 99,46 ampervalandas. Na, tai praktiškai, ką ant jo rašo, kad yra 100 ampervalandžių, tiek ir yra. Taigi, šis Kepworth pasiūlytas analogas tikrai vertas dėmesio, nes reali talpa atitinka. Taip, kas dar mums visiems įdomu, tai prie kokios įtampos sudirbo akumuliatoriuje esanti apsauga ir akumuliatorius išsijungė. Taigi dabar įjungiau pakartojimą ir kol kas rodo 9,67 volto. Paspaudžiam įrašymo pakartojimą, spaudžiam play ir žiūrim, ties kuria įtampa sudirbs apsauga. 9,55, 5,0. 4,9, taip, 4,6, 4,2, taip, mačiau prie 9,23 volto sudirbo akumuliatoriuje esanti apsauga ir akumuliatorius išsijungia. Toks tas akumuliatorius ir tokia ta apžvalga. Kam patiko šis video, spauskit like. Taip pat paprenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki.